Jei tiki skaičiuoklėmis, kurios rodo, kad tavo 100 eurų stebuklingai virsta milijonu, tu nematai, kaip sudėtinės palūkanos veikia praktikoje. Vienas nekaltas sprendimas pakeisti investavimo strategiją atiduos valstybei dešimtis tūkstančių eurų iš tavo būsimo pelno. Aš pati to anksčiau nesupratau. Šiandien parodysiu nepagražintą skaičiavimą, kaip mokesčių susimokėjimas pakeliui sumažina tavo rezultatą ir kaip naujoji investicinė sąskaita leis tau šio praradimo legaliai išvengti. Sveiki! Aš Auksė. Paprašysiu tavęs vieno – paspausti like ir prenumeruoti kanalą. Tai bus didžiausia padėka man ir motyvacija tęsti tokio tipo epizodus. O dabar važiuojam tiesiai prie temos. Prieš neriant gilyn, trumpai atsakysiu, kas yra tos sudėtinės palūkanos. Paprastai tariant, tai palūkanos nuo tavo palūkanų. Tavo pinigai uždirba pelną, o tada tas pelnas pats tampa tavo darbuotoju ir uždirba tau dar daugiau. Būtent šis nenustojantis augimas ne veltui vadinamas 8 pasaulio stebuklu. Bet kaip šis stebuklas atrodo praktikoje, kai tu tik pradedi investuoti? Jos veikia lyg sena rankinė vandens pompa. Tu paimi už sunkios metalinės svirtės ir pradedi iš visų jėgų pompuoti. Pompuoji 10-20 kartų, raumenys dega, pastangų daug, o vandens nulis. Dauguma žmonių šioje vietoje nustoja, galvodami, kad šulinys tuščias ar sistema neveikia. Bet jie nesupranta fizikos. Kiekvienas tavo paspaudimas kelia vandenį vamzdžiu į viršų. Tu jo tiesiog dar nematai. O kai po 30 paspaudimo vanduo pagaliau pasiekia viršų, srovė pasipila tokia jėga, kad tavo toliau įdedamos pastangos tampa palyginti minimalios, o gaunamas rezultatas didžiulis. Tačiau, kaip tau žinoti, kada tavo vandens pompa pagaliau paleis srovę ir tu pamatysi pirmuosius apčiuopiamus rezultatus? Aš praktikoje naudoju 72 taisyklę. Padalink 72 iš savo tikėtinos metinės grąžos. Jei, tarkim, tavo ETF fondas uždirba 8%, tavo kapitalas padvigubės po 9 metų. Beje, jei trumpinys ETF tau dar nėra žinomas, įsivaizduok, tai kaip viskas įskaičiuota švediško stalo restorano. Užuot užsisakęs vieną labai brangų jautienos kepsnį, kas būtų viena įmonės akcija, ir rizikavęs, kad jis bus perkeptas ir sugadins tau vakarą, tu tiesiog susimoki už visą švedišką stalą. Jei vienas patiekalas tau nepatiks, tu ten dar turi šimtus kitų pasirinkimų, todėl vis tiek išeisi sotus ir laimingas. Būtent taip veikia fondas apimantis šimtus įmonių. Taigi, pagal 72 taisyklę, tau reikia investuoti ir išlaikyti pinigus nepaliestus bent 9 metus, kad pamatytum pirmą realų sudėtinių palūkanų šuolį. Tas nematomas vandens kilimas vamzdžiu ir yra tavo nematomo progreso zona. Laikas, kai tu tiesiog sunkiai dirbi, atsidedi po 100 ar 200 eurų, o grąža iš pradžių atrodo nepastebima ir netgi demotyvuojanti. Aš pati savo kelionės pradžioje nemokėjau laukti. Pasidaviau pradiniai investavimo karštiniai ir norėjau matyti greitą rezultatą. To pasekoje prisipirkau krūvą skirtingų aktyvų ir buvau įsitikinusi, kad taip sukūriau tobulą portfelį. Bet iš tiesų jis virto ne tik mišrainę, bet dar ir sugadinau patiekalą, nes buvo per daug druskos. Tai nebuvo strategija. Tai buvo chaotiški emociniai pirkimai, vėliau atnešę tik nuostolius ir atvirkštinį rezultatą nei tikėjausi. Apie šias klaidas esu detaliai kalbėjusi viename iš savo epizodų. Būtent todėl čia noriu labai nuoširdžiai tau rekomenduoti kolego iš Financial Lithuanians parengtą investavimo kursą. Tai ne šiaip sausa teorija, o praktinis žemėlapis norintiems nustoti blaškytis. Ten rasi susistemintą informaciją, kurios man asmeniškai labai trūko investavimo kelionės pradžioje. Ir pasakysiu labai atvirai, mano klaidos kainavo ženkliai daugiau nei pats kursas. Tad, jei nori savo pinigus įdarbinti užtikrintai ir be brangių klaidų, nuorodą palikau aprašyme. Dabar, kai jau žinai, kaip svarbu nesiblaškyti ir nuosekliai laikyti savo plano, pakalbėkime apie tą neišvengiamą momentą, kai tau iš tiesų prireiks keisti savo strategiją. Kol tas vanduo tavo pompoje lėtai kyla, įvairios skaičiuoklės daro vieną prielaidą. Jos piešia tavo investavimą kaip tiesią liniją, kur tu daug metų perki vieną ar kelis aktyvus ir jų neparduodi. Tačiau gyvenimas ir investavimo strategija bėgant metams tikėtina keisis. Aš nekalbu apie scenarijų, kai sugedo mašina, kurios remontui prireikė pinigų ir teko parduoti aktyvų. Tam tu privalai turėti finansinę pagalbę ir aš labai tikiuosi
kad tu ją turi. Aš kalbu apie portfelio perdėliojimą. Gal po 10 metų tu nuspręsi, tarkim, dalį rizikingesnių aktyvų iškeisti į nuosaikingesnius, o gal rinka pasikeis ir tu tiesiog norėsi pereiti į kitą fondą. Senojoje sistemoje vos tik tu parduodi savo aktyvus, kad tiesiog pakeistum strategiją, valstybė padaro skylę tavo vandentikio vamzdyje. Ji pasiema 15% gyventojų pajamų mokestį nuo uždirbto pelno, jei jis viršija 500 eurų metinę lengvatą. Tavo sudėtinių palūkanų spaudimas krenta ir tu prarandi inerciją. Būtent šios problemos sprendimui ir atsirado Lietuvoje investicinė sąskaita. Kas tai yra? Tai nėra kažkoks stebuklingas banko produktas. Tai paprasčiausias mokesčių režimas veikiantis kaip uždaras maišas. Kol tavo pinigai ir uždirbtas pelnas lieka tame maiše, net jei tu parduodi aktyvus, valstybė jokių mokesčių nenuskaito. Tavo vamzdis lieka be skylių. Apie tai, kaip tiksliai veikia ši sąskaita ir kada jos atidaryti tau visiškai neapsimoka, esu padariusi atskirą epizodą. Nuorodą palieku ekrano viršuje ir aprašyme. O dabar priėjome prie pačios svarbiausios šio epizodo dalies, tad lik su manim dar keliom minutėm. Toj parodysiu konkrečius skaičius su pavyzdžiais, kaip vienas iš pažiūros nekaltas sprendimas gali atiduoti valstybei 10 000 iš tavo būsimo pelno. Tam paimkime patį tikroviškiausią scenarijų – portfelio perbalansavimą. Kas tai yra, aš netrukus papasakosiu. Ekrane dabar matai Alfą ir Marytę. Tai hipotetiniai personažai, kuriuos nekartą jau naudojau savo epizoduose. Pavyzdžiui, skaičiuojant, kiek reikia investuoti 20, 30 ar 40, kad pasiektum 100 000 eurų. Jei smalsu pamatyti ir šios paskaičiavimus, nuorodą palikau ekrane ir aprašyme. Alfas ir Marytė 15 metų investavo po 500 eurų per mėnesį. Abiejų portfeliai pasiekė beveik 83 000 eurų, iš kurių beveik 47 000 yra grynas pelnas. Jei tau atrodo, kad tavo situacija visiškai kitokia ir šie skaičiai tau netinka, nepalik to spėlionėm. Aprašyme palikau FL skaičiuoklę, kur galėsi pasimodeliuoti savo scenarijų. Nes jei tiesiog spėliosi ateityje, tai tau gali kainuoti milžiniškas sumas iš tavo būsimo pelno. Grįžtant prie Alfo ir Marytės, abiejų gyvenimo situacija pasikeitė ir jie nusprendžia pakeisti savo investavimo strategiją, parduoti turimus aktyvus ir už visus pinigus nusipirkti kitus. Štai čia ir įvyksta tas mano minėtas portfelio perbalansavimas. Tu tiesiog išparduodi turimas investicijas, kad perskirstytum pinigus į naujas, geriau atitinkančias tavo dabartinius poreikius ir tikslus. Alfas naudoja įprastą mokestinį režimą. Jis parduoda aktyvus ir kadangi jo pelnas, tie 47 000 ženkliai viršyje 500 eurų metinę lengvatą, jis privalo nuo perviršio susimokėti valstybei 15%. Valstybei atiduodama beveik 7 000 eurų. Alfui naujai strategijai lieka 76 000, kuriuos jis ir suinvestuoja. Marytė daro viską investicinės sąskaitos režime, arba liaudiškai tariant, mokesčių maiše. Ji parduoda turimus aktyvus ir perka naujus, bet kadangi pinigų išmaišo asmeniniam reikmėm neišsiema, ji mokesčių kol kas nemoka visiškai. Pakeitusi strategiją, ji reinvestuoja visus 83 000 eurų. O dabar svarbiausia dalis, kas nutinka dar po 15 metų. Marytei tie 83 000 eurų dabar auga be jokių stabdžių, o Alfas startuoja su 7 000 deficitu. Dėl sudėtinių palūkanų efektų per likusius 15 metų tas skaudus 7 000 eurų mokesčių sumokėjimas virsta dar brangesnė pamoka. Marytės 83 000 virsta 452 000, o Alfo 76 000 užauga iki 421 000 eurų. Vienas ankstyvas mokesčio susimokėjimas pakeliui finale Alfui kainavo papildomus 31 000 eurų negrįžtamai prarasto pelno. Taigi, šios hipotetinės kelionės metu Alfas iš viso pakeliui prarado 38 000 eurų. Štai kodėl mokesčių atidėjimas yra tavo superginklas, leidžiantis išlaikyti maksimalų spaudimą tavo investicijų pompoje. Bet ką daryti, jei tu nori šio superginklo be papildomo popierizmo ir nenori deklaruoti jokių specialių sąskaitų? Štai tas žadėtas praktinis nulaužimas, kurį iš dalies naudoju ir aš. Tai kaupiamieji, angliškai accumulating ETF fondai. Jie veikia taip, kad tavo aktyvų uždirbti pelnai reinvestuojami fondo viduje. Mokestinis įvykis neatsiranda. Tavo sudėtinės palūkanos sukasi be mokesčių ir be jokio investicinės sąskaitos statuso.
Tačiau yra vienas svarbus skirtumas. Tai veikia tik tol, kol laikai tą patį aktyvą. Jei sugalvosi jį parduoti ir pirksi kitą instrumentą, senojoje sistemoje tu mokesčius susimokėsi, o investicinėje sąskaitoje ne. Šiandien aš tau parodžiau, kaip veikia sudėtinių palūkanų matematika, kodėl mokesčiai mažina tavo grąžą ir kaip to išvengti su investicinė sąskaita bei kaupiamaisiais fondais. Tačiau kalbant apie dividendus, situacija yra visiškai kitokia. Internete pilna strategijų skatinančių tave investuoti vien dėl pasyvių pajamų. Tačiau, mano akimis, tai gali būti viena brangiausių klaidų auginant kapitalą. Kodėl aš asmeniškai visiškai atsisakiau dividendinės strategijos ir investavau į kitus aktyvus, tai detaliai aptariau šiame vaizdo įraše. Spausk ant jo, pasimatysime ten ir iki kito karto.